tokį pokalbiui. Kodėl reikia miestui naujos bibliotekos, nes klausti, ar būtų tiesiog nepadoru. Su meile. Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka. Valio! Dėl Alytui reikia naujos bibliotekos. Šiandien mūsų tokia galbūt ir diskusijos tema, gal paliesim dar kur, gal galėtumėm pasvajoti. Dabar, jeigu jūs nieko prieš, aš dar užleidžiu vietą Gintarei, kuri pristatys tai, ką ji čia atrado ir ką ji mums nori pasakyti šiek tiek daugiau netgi akademinę kalbą. Sveiki visi. Ir čia tiesiog keletą tokių man labiausiai patikusių pavyzdžių. Tai biblioteka Belgijoje, kurioje sutelpa Menų akademija ir biblioteka. Taip pat keletas skandinavų bibliotekų, tai ir Helsinkio, ir Norvegijos biblioteka, kurioje yra kultūrinis centras bendruomenės, ir keletą vėliausių dabar pristatytų bibliotekų pavyzdžių, tai yra Pavilnio bendruomenės centras ir bibliotekos pastatas Trakuose. Tai visi šie projektai iliustruoja tą labai ryškią tendenciją, kad atsiranda labai daug skirtingų funkcijų toje bibliotekos erdvėje. Ir tai iš tikrųjų nėra tokia ir nauja tendencija. Čia norėjau paminėti skandinavų bibliotekos tokį leidinį, kuris dar 2012 metais buvo išleistas tema, kad biblioteka tampa centru mokytis visą gyvenimą, ir tai yra bendruomenės centras ir jį turi būti sutalpinama kuo daugiau technologijų ir įvairiausių veiklų. Tai trumpai tarus, ES pabrėžia, kad socialinė atskirtis yra viena pagrindinių problemų, su kuria susiduria Lietuva, ir tokį problemą spręsti geriausiai numatomas būdas yra prevencija, o prevencija gali būti susidėti iš tokių dalykų kaip bendrųjų gebėjimų ugdymo ar panašiai, prie ko tiesiogiai prisideda miestų bibliotekos, kviesdamos visuomenę dalyvauti įvairiuose užsiėmimuose. Tuomet dariau analizę Lietuvos bibliotekų, tai iš viso išanalizavau 64 bibliotekas, bet šiuo atveju norėjau parodyti tik tai didžiausių miestų pastatus, kurie iš esmės matosi, kad yra bibliotekos pastatai suprojektuoti būtent bibliotekos funkcijai, ir iš tikrųjų išryškėja Alytaus bibliotekos atvejis, nes Alytaus miesto biblioteka yra įsikūrusi pastate, kuris buvo projektuotas pensionui. Net dienos metu matosi, kad šviesa sklinda, šviesa yra, kaip čia, iš lempos. Ir tai yra gan tamsi ir gili erdvė. Ir taip pat dar analizavau lankytojų atsiliepimus apie bibliotekos vykdomą veiklą, ir iš šitų duomenų matoma, kad labai daug bibliotekos lankytojų lankosi bibliotekos renginiuose, kad tie renginiai yra aktyvūs ir gyvybingi, tai parodo taip pat tų erdvių poreikį. Tai nežinau, ar buvo jums įdomu, ar kas nors nauja, nežinau, bet turbūt dabar tai aš norėčiau gal jau, kad kalbėtų auditorija. Ir aš galiu paklausti, ar reikia čia tam Alytui bibliotekos? Labai, kaip su prisiminimu, praeitais metais sekėsi taip gerai gyventi, kad buvau Suomijos Helsinkio Odi biblioteko. Laimingiausia šalis? Taip, kuri jau 7. kartą atrodo. Ir ką aš ten pamačiau ir sužinojau, tai buvo be galo skaudu sugrįžus į mūsų biblioteką. Aš su visa pagarba sakau, kad šios moterys, kurios dirba, nepaprastai daug padarė, kad būtų ta trauka šitam labirinte. Bet ten viena frazė mane tai pribaigė. Biblioteka parodo vietinės valdžios požiūrį į savo bendruomenę. Pagalvokime. Tiek. Šįkart trumpa remarka. Taip, iš to, ką ir mergaitės čia sakė, ir šiaip, ką mes matom realybėje. Štai čia yra tas centrinis rūmas, viešoji biblioteka,
ir atskirai vaikų ir jaunimo literatūros skyrius. Taip neturi būti. Čia yra absoliutus nonsensas. Biblioteka, miesto, reiškia, centrinė biblioteka, tai yra ta, kur ateina ir seneliai, ir maži vaikeliai, ir kur tėvai gali ateiti ieškoti savo paauglių vaikų, kurie nežinia, kur pasirodo bibliotekų. Lygų šeima, štai tai. Taip. Ne? Čia yra taip. Ir ten turi būti, ir sakau, ne tokia salytė, kur dar 15 žmonių ir po pusvalandžio arba užtrokši, arba pertrauks karštis, o normali, kur normali salė, kur telpa visi. Tai erdvių klausimas. Vis tiek, yra erdvės klausimas. Ir turi būti tokios atviros, susisiekiančios ir lengvai modifikuojančios. Jaunimas kelia ranką, šiandien labai džiaugiuosi. Ir dar vienas pastebėjimas, kaip ir sakė, apie tuos skyrius, tai šitas pagrindinė biblioteka gal netgi prasčiausiai atrodo iš visų skyrių, sakyčiau aš taip. Nes sunkiausiai gal susigaudyti. Turbūt būtų. Pavėdėsim vieną padalinį. Supratau, bet aš sutinku su tuo, kad mes keičiasi mūsų gyvenimas ir iš tikrųjų jauni žmonės, aš turbūt ir anksčiau sakiau, mes visada norim ateiti ten, kur miela, gražu, įdomu, smagu, faina, gilu, galima susigaudyti. Jo, mes dėja, bet mūsų jaunimas irgi dabar taip gyvena. Čia yra du dalykai. Vienas yra knygų lentynų kiekis ir knygos, kurias tu gali pats rinktis, neprašydamas. Daug galėtų tą pačią knygą pasiimti, dėl to, kad gal jau... Čia jau yra fondų klausimas. Na taip. Jo, tai čia yra fondų klausimas ir truputį kita, nes knygas, lėšos yra skiriamos knygoms įsigyti, bet tai irgi suprantam, viskas tvarkoja. Aš tai norėčiau, kadangi esu labai įstringa šitos bibliotekos vartotoja, tiesioginė ta žodžio prasme, čia esu dažniausiai kokį 1-2 kartus į savaitę, tai man klausimas, kiek iš tikrųjų susirinkusių žmonių yra tikrai ateinantis į biblioteką, nes kiek išgirdžiu iš merginų, aš labai įstringa skaitytoja, bet knygų čia nepasigėdau, nes net galime jas užsisakyti iš kažkur kitur. Nepasigėdau, kad jų ten reikia palaukti 2 savaitės, nes tai vis tiek, tikrai... Jūs skaitot ne tą literatūrą. Aš sužinojau, kad tikrai įdomumo dėliai kažkurios knygos klausiau ir man kolegė sako, eilė, aš pasipurčiau, kokia eilė? Gal Hoover. Kažkas iš eilė, 3 mėnesių eilė man sakė, bet čia jų truputį kiti dalykai. Bet mano mintis yra, kad kiek tikrai lankosi žmonių bibliotekoje, bet to, kad norėtų naujos bibliotekos. Jo, bet esmė, mes šito klausimo paklausim, esmė yra dar tame, kad mes kalbam su jaunais žmonėm, kurie turi skaityti tam tikrą literatūrą ir dažnai vienu metu. Tai dėl to irgi yra problema, nes mokyklų fondai irgi nėra komplektuojami tokiais kiekiais. Tai gal yra, kaip čia sakyti, čia viskas yra gerai. Viskas, ką kalbat, yra gerai. Aišku, paskui suaugusių reikalai skirti tam tikrus dalykus. Tai gerai, tai kiek čia iš esančių lankosi bibliotekoje, ne šiaip tik tai kalba? Žiūrėkit. Susirinko ta auditorija, kuri lankosi. Aš labai dažnai sakau, visada mes gyvenam tam tikrus gyvenimo etapus ir aš nekvestionuoju jokio pasirinkimo, kaip aš sakau, bet aš džiaugiuosi, ką parodė, atsiprašau, bet ir Gintarės skaičiai, augimas yra. Taip, mes visi vis norim kažko arba ieškom dar kaip tai padaryti. Arvydai, jūs? Jo, aš trumpai, man pavyzdžiui labai būtų įdomu ir patiktų tam tikras istoriškumo principas, kurio čia dabar nėra, sakysime, knygnešių istorijos, jo pirmas lietuviškas žodis reiškia kažkokia istorinė tąsa, kuri tautiškumą tam tikrą akcentuotų bibliotekoje. Tai būtų labai nuostabu tikrai. Ir dar vienas aspektas, kad interaktyvios programos, kurios dabar galėtų grąžinti jaunimą iš telefonų, kompiuterių, grąžinti į knygą. Tai tokie mano pasiūlymai būtų tokios mano. Idėjų irgi visada laukiu. Senjorai nenori būti tie, kurie atsilieka nuo gyvenimo. Turbūt pastebėti, jų renkasi tikrai nemažai. Bet senjorai nori kūrybinių erdvių, kur šiandieną jam rinktis, ką daryti.
Vėl tas pats pavyzdys, ar ten Tarkevičaitės bitės biblioteka, ar kita, ar ta pati minėta Odė biblioteka, sėdi senjorai, vieni prie kompiuterių kažkas jau moko, kažkiek mezgančių, kažkokio žmonių yra įvairiaus stažo prie virtuvėlėje, kažką gamina su kažkuo. Vat būtent tos erdvės, kurios bendruomenę skatina burtis į tą vietą. Ir tam reikalingos irgi erdvės yra. Bet orientuojamės vis tiek, čia tam tikra prasme dalis ir arba didžioji dalis esmės irgi yra, kad erdvės diktuoja ir galima, sakykime, veiklas. Tai tam tikra prasme iš tikrųjų taip. Tokia remarka iš šono. Čia Vida minėjo, tikrai žmonės daro, ką gali ir dar daugiau. Dabar žiūrėkime, taip neužilgo bus labai fainas projektas jaunimui. Kaip ten vadinasi, nuo artistų iki mentalistų. Taip. Kur jisai vyks? Kultūros centre ten kažkur tai, žinai, miesto laukuose, žinai. Gerai, susirinks ten vaikučiai. Nesakyčiau, kad laukuose, bet su šito projektu. Juodai, vat visa va šitamo kompanija, kur šitam labirinte, žinai, intelektiškai, taip sakant, žinai, smegenų turi. šitoje Ką vietoje vaikučiai atsimins iš to projekto, o kad ten yra tėva kultūros rūmų. ir tas yra gerai, irgi. Aš labai džiaugiuosi, jeigu taip dabar pasakytume, tai Bet žinok, norėčiau pasakyti, kad kažkaip susijęs su biblioteka, aš sutinku, kur jeigu vis dėlto kalbėčiau, reikia žmonės gražinti, jiem nebus jokio... aš sutinku tikrai taip, bet aš dar tikiu kitų dalykų, aš labai tikrai džiaugiuosi bendradarbiavimu su kitom Ne, institucijom. čia labai Nuo gerai. kėdžių iki erdvių. Ir vadinasi, kai atsiranda bendradarbiavimas, aš tikrai Bet iš neabejoju, esmės, kai kultūros centre paklaus, o kur biblioteka, arba gal reikia jums ten kokios salės, arba gal ten, mes tada irgi, kaip čia sakau, mes galėsime susitikti, nes antklodės, aš tikiu tuo, kad antklodės tampymas į dešinę į kairę, jis niekada neduoda labai gero rezultato. Bet gerai, mes čia kodėl, viskas aišku. Kai atsiras kur, tada jau turėsim labai aiškiai kalbėti, o kas ten turėtų būti, pakalbėkim paskui, gal, nes dabar gal paprojektuokime, o kur galėtų būti biblioteka. Mas, kaip čia sako, svajonės turi būti didelės, niekaip neribojamos, jos turi būti tokios, kad mes bandytume jas pasiekti. Kur? Žodžiu, vietoj Taikos kino teatro, aš taip ir rašau, gerai? Viskas tvarkoja. Taikos. Mes paskui paklausim ir architektų, kino teatro, gerai, bet va čia tokia vieta tiktų. Kad pačiam... Vietoj kažko. Kur Jotvinkis? Nu, aš rašau, kur Jotvinkis? Kur tie grobai palei rotušės cirota aprengti? Tobula vieta. Grobai prie rotušės. Taip. Ten, kur Maxima nupirko buvusią autobusų stotį. Autobusų stotis. Stotis sena. Nu tai prašau. Yra tokia vieta. Tiesiog Matučio. matau, tą vadinasi Odė biblioteka, mažesniam variante, Žalioji Tvirtovės gatvė, Jotvingių gatvė, va ten tas kampas, kuris šiuo metu yra tuščias. Jūs turite omeny sankryžą. Sankryža. Kur prasideda ta... Nu, tai kitoj Bet pusėje jaunimo centras. pusėje ar Žaliosios gatvės? Žaliosios. Žaliosios gatvės pradžioje, jeigu nuo čia. Jo. Ten yra vieta, ten jau buvo... Sakrų pradžioje. Jinai realistiškiausia iš tų visų slaivių. Ten ta dviračių taką... Mes kažkada jau čia, kadangi diskusija gal ne pirma, bet prašau. Aš sakyčiau kažkur, Ten buvo siūlyta jau arba kažkada. nebent tai turėtų būti sienos, kurios suvaiko garsą, bet jeigu ne, girdėsis mažnos, girdėsis, kai vaikai rėkauja lauke. Čia kur arti gatvės, ar ne? Ir Taip, ką tu galvoji? aš sakyčiau kažkur link parko kokio, kad ir prie Angelo sargų, jeigu įmanoma.
Jeigu nėra vietos, tai kažkur. Prie Angelų sargų tu turėjo vieni bažnyčią. Ar ką? Prie Laisvės angelo. Prie Laisvės angelo. Ne, tai čia jaunimas svajoja, jie nežino parko zonos, dar kažkokių Matučio parko. Aš, pavyzdžiui, nebūčiau prieš prie Matučio parko, nes labai norėčiau, kad galėtumėm į lauką vasarą išėti. Kažkur prie Matučio, klausau jūsų. Nu, tai aš irgi pasirašiau daktaras Donatas. Taip, tai visi šitie sklypai yra privatus. Žinoma, svajoti galima, bet nieko neišeis. Tai vienas iš variantų yra vietoje garažų prie rajono savivaldybės. Ten yra rajono savivaldybės sklypas. Apie 20 garažų stovi. Taip. Labai gražus būtų į miesto parką. Bet parko zona, aukštingumas ir visa kita. Ne, žiūrėkit, dabar mes dar kol kas, ar savo garažai rašau, ne? Tai ten yra rajono savivaldybės garažai, priklauso valstybei sklypas, tą galima ten... Ta vieta, gerai. Vienas variantas. Antras variantas, kokį jūs pasiūlėte, tai iš tikrųjų yra geriausias vietoje sporto mokyklos buvusios, ten yra lino sandėlys buvęs ir yra didelė sporto salė, kurią būtų galima panaudoti tiek masiniai moderniojo meno erdvei, nes erdvės tai yra milžiniškos, tiek saugyklai, tiek viskai, tiek būtų galima dabar planuojamas įrengti bendradarbystės erdves prie jaunimo parko, perkelti į tą vietą, sujungti su biblioteka, sujungti su miesto kino teatro, sujungti su muziejumi, padaryti tokį kaip vos ne Berlyne. Kompleksą kultūrinių reikalų. Kaip Berlyne yra toks trikampis. Tai kaip man pavadinti jūsų pasiūlymą? Tai sporto mokykla. Sporto mokykla. Ten būtų ideali vieta, yra parkas, darbo vietos į sušinėlį, ramu, nedaug žmonių. Tai geriausia vieta. Gintarė. Taip, aš labai norėčiau su jumis nesutikti, kadangi jūs išsireiškė, kad tai yra tobula vieta. Mano supratimu ir pagal visą bibliotekos įsivaizdavimą, kokia tai turėtų būti miesto bendruomeniai atvira erdvė, visiems puikiai pasiekiama, pilna veiklų, gyvybinga, su jie lengva ją pasiekti tiek viešuoju transportu, tiek pėsčiomis. Jūs siūlote tiesiog užkampį tą vietą ir aš iš tikrųjų darydama tas analizuojant gerai, tai aš tiesiog pasakysiu, kaip aš mąstau ir aš tiesiog dariau tas analizes ir tai irgi buvo vienas iš momentų, kurį aš buvau įtraukusi, bet tiesiog pasižiūrėjus, kaip Alytuje juda elementariai viešasis transportas, kur yra dviračių takai, kurie susijungia, kur yra didysis, net ir jaunimo, sakykime, judėjimas, atstumas nuo mokyklų, gimnazijų, jaunimo centrų, tai siūloma vieta, būtent tas Matučio sporto mokykla, nors tai atrodo nuostabu dėl parko, bet bibliotekai, tai būtų tiesiog, manau, šiek tiek labai daug potencialo biblioteka prarastų, nes ji nebūtų lengvai, ta prasme, kad į tenai nuvykti iš tolimųjų rajonų reikėtų važiuoti iki miesto centro, tada pereiti per miesto aikštę, kirsti porą sankryžų ir panašiai. Tai šitą vietą atmečiau ir mano magistrinėme darbe aš pasirinkau vietą priešais jaunimo centrą, kas man atrodė, ten yra keletas sklypų ir įmanoma iš tikrųjų suprojektuoti ir ten padaraus aukštingumo pastatą, kuriame telpa iš tikrųjų daug erdvių ir išsaugant ir medžius. Tai, žinoma, tai yra akademinis darbas, toks teorinis, bet pasakau, ką aš su savo išsitikinimu. Tai dabar aš vėlgi kritikos. Kas nežino Alytaus istorijos, tai šita vieta buvo kaip būsimas planuojamas Alytaus centras, prie mažosios dalydės buvo planuojama gydyklos, parkas modifikuotas, vilos, tada prie didžiosios dalydės irgi buvo planuojama gydyklos ir taip toliau, kur Basanavičiaus gatvė dabar yra, tai jinai vadinosi tarpukario metu Basanavičiaus prospektas. Ir nuteista tik viena gatvė, bet yra nuteista ir kita gatvė, tai alėjoje. Tai buvo, čia būtų buvęs pats centras. Tai žinoma,
ateis normalesnė valdžia, ne socialdemokratų. Nes čia ne politinis susirinkimas, tai šitą iškart prašau. Taip. Nes žiūrėkit, šita biblioteka laukia savo laiko. Ir visa kita, kol kas neturi, tai tada prašyčiau šitą nedaryti. Ateis kita valdžia, bus kitas bendrasis miesto planas, bus kitas planavimas, bus atsižvelgta į miesto stiprybės. Ir tada bus šitoje vietoje viskas, bet su politika šitoje vietoje nepažais. Svajonė žmogų padarė žmogumi. Mes jau apie šitą biblioteką svajojam nuo amžiaus. Jinai buvo įsikūrus tam tikrą prasme, jūsų platforma šitoje vietoje nežaidžia. Jinai prakalė darželį, skaičiau internete, į kuris buvo vienas iš galimų pasirinkimo mūsų bibliotekai dar prieš 2005 metus. Jį visą nugyventavo, prieš tą turgų Jasminų, jį va ką tik nesenai prakalė. Dar buvo kažkoks, tai žodžiu nėra. Gerai, žiūrėkit, aš tikrai nenoriu, kad mes čia... Kvadratų ir viskas buvo gerai. Taip, kad čia... Manau, kad mes stojam prie linijos. Gal tam tikrą prasme, sakyčiau, naujos linijos. Nes kalbėti, kas buvo, kas ko nepadarė, padarys, ateis, nueis, pereis ir visą kitą. Ne, aš norėčiau, kad mes visi kartu užsikrėstumėm tuo virusu apie tą gražią svajonę ir jinai gimtų. Tai tą noriu pasakyti. Klausau, Giedrė. Taip, tai vat, ryšiau su tą svajonę, aš irgi norėčiau. Čia yra, jo labiau, kad Lietuvoje yra pavyzdžių. Pirmiausia, tai turi būti vieta, kur, ar miesto centras, kur žmonės ateina kažkur, ar ne, ir kitom reikėjo. Arba, sakykime, kaip pavyzdį sakau, kažkur aplink Vilties gatvės žiedą, kur susisiekimas puikus ir 3 mikrorajono sankirta, tarkime, pasvaikime, ar ne? Tai irgi, sakykim, būtų visai normalus variantas. Iš to, kas buvo padaryta jau Lietuvoje ir visai normaliai, sakykime, Druskininkų biblioteka, jūs rodėt, kiek ten labai mažai 1000 gyventojų, plotas, tai nežinau ką, tai jinai pastatyta buvusio darželio vietoje. Šnaid visą tą seną pastatą, kiemai darželio, kaip patys suprantat, jie nemaži, tada ir privažiavimas, infrastruktūra, viskas normaliai gavo. Bet vis tiek esmė yra judri, turi būti, ta prasme, judri, patogi vieta ir logistiškai lengviau pasiekiama pakankamai daugeliu kiekių žmonių ir dar vienas dalykas, jokių būdų tai neturi būti kažkoks tai alefainas NT projektas, kur pirmam aukšte, gal ne su kolinėm, bet vis tiek pirmame mes įtaisom biblioteką, fanfaras, žinai, griaudžia ten, visi džiaugiamės savim, o virš mūsų kokie 4-5 gyvenamų, reiškia, būtų aukštai su kanalizacijom ir vandentiekiais ir galimom avarijom, reiškia, mūsų knyginio ūkio ateityje. O šito nesinorėjo. Kas nežino, tai yra Giedrė, ilgametė šios bibliotekos direktorė, turi patirtį, kai 5. ar kuriam čia aukšte esantys ten vandens šilumos ar kažkas, žodžiu, užliejo biblioteką su tais nuostoliais, kuriuos turėjo. Čia iš tikrųjų tai buvo, tai tiesos ten yra. Bet žiūrėkit, kolegos, mes tikrai nenorim eikvoti labai daug laiko. Mes turime bent kai kurias vietas. Faktas, kad ko gero tai nei mes pasakom, nei mes nusprendžiam, bet po truputį gal judam gyventojų žmonių matymo, įsivaizdavimo keliu. Ir aš ką noriu pasakyti, nes iš tikrųjų visada labai gerai, kai yra argumentai. Ir kai ateina argumentai, aš kaip žmogus galiu norėti vieno, kaip bibliotekos vadovas kito, o kai ateis man kiti specialistai, sakys, žiūrėk, tyrimas rodo visai ką kitą, nes čia neturėtų tai būti. Tai visada gerai, kai yra girdima ir kalbama. Aš nežinau, mes turime ir miesto architektę, ar galiu ko nors klausti? Ne? Ta prasme, žiūrėkit, aš čia dėl ko taip sakau, dėl to, kad čia tikrai tik taip, aš tikiuosi, architektūros skyriaus vedėja, atsiprašau. Man žinot, miesto architektas tai pati aukščiausia kategorija architektūros prasme. Šitame skyriuje, tačiau jau šiandien yra.
Ai, bet jo, nu gerai, tai atsiprašau. Gerbiama vedėja, atsiprašau. Diskusijos Gal truputį. labai trumpai. Ne. Tiesiog. Dabar ne. Dabar ne. Nes mes turim... Ačiū tada. Ačiū. Moderatorius turi tokią Ačiū. teisę. Aš ką norėjau pasakyti, iš tikrųjų jūs girdėjot kalbas. Ir Trumpai vat, kaip sakė, jaunimas, jūs vat irgi replikavot, jaunimas sako, ten privatus skyrybos, ten neprivatus. Taip, nes vieni žino vienas, vieni turi vienas žinias, kiti turi kitas žinias, vieni profesionalai, kiti, kaip aš sakau, profanai, tam tikram dalykai ir čia yra normalu. Jeigu taip mes paklaustumėm, ar apskritai miestas šiandien turėtų erdves, kažkokias erdves, sakykime, kurias jie turi, ar ne, nereikia jas investuoti perkant, ar dar kažką darom, apskritai. Ar čia mūsų tokio zuikių svajonės, kaip tai surašytos, gal, nežinau. Zuikių svajonės, tai aš jūs kviečiu, žinau. Tai visų pirma, aš labai džiaugiuosi čia šitame renginyje dalyvaujantį. Labai malonu matyti tiek daug žmonių, kad visi pakėlėte rankas, kad lankotės bibliotekoje, tai man ypač malonu matyti tą. Labai džiaugiuosi, kad jaunimas dalyvauja, skirtingų socialinių grupių žmonės. Matau, kad faktiškai tai esu stebėtojai, nes čia jūs biblioteka inicijavote bendruomenės žmonės. Bendruomenė tai tie, kurie susirenka, tie, kurie iš tikrųjų naudosis tuo objektu, tie, kuriems iš tikrųjų bibliotekos reikia. Ir čia buvo užduoti, kiek aš suprantu, 2 klausimai, ar reikia bibliotekos. Tai kodėl? Ne, Ar jau sakėm ne? Tarp eilučių gerai, ar reikia, tai tas akivaizdu tikrai, kad tikrai reikia. Tada kodėl reikia? Taip pat tiek jaunimas, tiek visi kiti, kurie pasisakė, akivaizdžiai pasakė taip, kad reikia, pasakė argumentus ir netgi priėjome prie konkrečių planavimų, jau mes kalbame apie vietas, tai šitas ponas labai teisingai pasakė, kad daugumai šitų vietų yra tai privačiuose sklypuose, tai čia galimai galime svajoti, tačiau tai yra misija neįmanoma, bet tos vietos, kurios, kaip jūs sakėt, profesionalų architektų buvo svarstytos, tai taip jūs pataikėte. Tik tai neatskleisiu dabar, neatskleisiu savo nuomonės. Gerai, bet miestas turėtų erdvių, kur galėtų būti. Taip, tikrai taip. Ir praktiškai šitame sąraše jos yra. Galimos vietos. Supratau, tai mes toliau nekeliausim, žinot, ten jau Tai nenardysim tiesiog dabar labai prievartiniu būdu. džiaugiuosi, labai linkiu Alytui įgyvendinti šitą didelę svajonę ir linkiu visiems, kad mes tą svajonę realizuotumėm visi kartu ir kad naudotumės tą biblioteką. Tai va, tik pirmyn ir tik svajokim, nes nuo svajonių, nuo planų prasideda ir realūs dalykai. Ir labai ačiū tau, ačiū profesionalui jaunam, kuris taip pat išreiškė savo įžvalgas. Tai tik sėkmės ir tik pirmyn. Ačiū. Bet man labai jūs mane suintrigavo, nes jūs sakėt, kad yra svarstytos vietos, bet negalite atskleisti ir aš iš tikrųjų nelabai supratau. Matote, kadangi aš kaip ir sakiau, aš esu čia stebėtojas, aš negalėčiau atskleisti, nes tai yra pirmas žingsnis pažinimui, ko bendruomeniai reikia. Pirmas žingsnis, ką mes čia susibūrim, tai yra pirmas. Aprobuoti nuomonę, taip sakant, visuomenės. O įdomu, kas čia sumąstė pirminį idėją iš kur? Tai va, tai labai iš informacija, kuri daro projektą šitą. Tai turbūt studentai, jeigu kalbėt apie Gintarę, tai jinai tikrai ne pirma studentė, kuri domisi biblioteka kaip savo akademinėme darbe, sakykime, ar ne, nes praėjusiais, dabar jau meluot, gal 2023 metais, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto KTU, ar ne, Kauno technologijos universiteto 2 studentai darė. Jie daugiau darė tokį vieną naują biblioteką, architektūros kitą rekonstravo. Tikrai neturiu rezultatų. Gintarė irgi buvo šiemet tas žmogus, kuris sako noriu, nes žmogus yra iš Alytaus. Taip, ir aš čia tokį noriu pasakyti dalyką, aš esu pati alytiškė, bet ir yra labai toks stereotipas, kad magistro darbe dažniausiai studentai projektuoja savo gimtajam miestui ir aš iš tikrųjų galvoju, kad Alytaus nesirinksiu būtent dėl to stereotipo, bet kai
peržiūrėjau tas visas bibliotekų situacijas ir kad kur kas mažesni miestai, Kretinga, nežinau, Kėdainiai turi iš tikrųjų nuostabius projektus įgyvendinę, tai man tiesiog nebuvo kito pasirinkimo ir aš projektuoju savo gimtajam miestui, bet iš tikrųjų Alytaus atvejis labai Lietuvos kontekste iškrenta, ir statistika iškrenta iš konteksto, kad tai yra santykinai vienas iš didesnių miestų ir lankytojų skaičius yra didelis, ir lankomumas auga, ir veiklų vykdomas skaičius yra didelis, bet patalpos visiškai nepritaikytos, ir tai yra vertybinis klausimas sukurti tą objektą miesto bendruomeniai, bet taip, aš irgi būsiu tas svajotoja, tikėsiuosi, kad tai kada nors bus įgyvendinta. Ačiū. Toks dalykas yra, kai garsiai šauki nieks nevyksta, čia yra labiausiai. Gerai. Tai vietas mes, kaip suprantu, suskaičiavom, kas profesionaliai, kas nelabai, bet mūsų norai yra kokie yra. Ir aišku, visą laiką tokie dalykai, aš tikrai nuoširdžiai sakau, visada turi būti kažkas ir kažkokie kompromisai, nes negalime spręsti visi apie viską ir visais gyvenimo atvejais, tai čia tikrai nuoširdžiai. Bet, Kristina, jūs keletą žodžių iš vidaus gal kokio nors. Pirmiausia, tai ne iš vidaus, o iš to, ką dabar girdžiu šiandieną. Tai visų pirma, tai labai džiaugiamės, kad šita iniciatyva atsirado ir kad buvo nuspręsta organizuoti tokį susitikimą ir svarstyti, tai dėkoju už tai. Ką buvo minėjusi šiek tiek architektūros skyriaus vedėja, kad apie tas galimas vietas. Tai žinokit, mes, kalbant apie miestą, planuojame ir žiūrime labai daug įvairių sričių ir labai įvairių objektų. Ir ta idėja, kad bibliotekos reikia, tai jie ateina iš bendruomenės. Mes tą girdime iš bibliotekos direktorės, iš visų darbuotojų ir būtent dėl to labai palaikėme šią iniciatyvą, kai buvo nuspręsta organizuoti tokią diskusiją. Mums ir reikia jūsų nuomonių, jūsų įžvalgų ir ką aš girdžiu, kad gėda galbūt miestui, kad mes to neturim, tai taip, aš tą irgi pripažįstu ir sutinku. Labai gaila, kad daug metų tai buvo, bet mes norim tą keisti, girdime bendruomenę ir dar kartą sakau. Ačiū už tai, kad mes diskutuojam apie tai ir labai viliuosi, kad mums pavyks rasti tuos sprendimus. Kalbant apie pačias vietas, tai labai džiaugiuosi, nes matome, kad vis tiek viskas krypsta į tai, kad tai turėtų būti centrinė lokacija, galbūt apsupta kažkokios žalumos, ramumos, ką girdžiu iš jaunimo, kad neturėtų būti centrinės gatvės ar ne, kad šurmulys netrukdytų, bet vėlgi ji turi būti pakankamai lengvai susisiekiama ir pasiekiama. Tai tikrai vertinsime visą tai, ką jūs pasakėte, vėlgi atsižvelgiant į faktinės realias galimybės. O daugiau klausimų, kuris buvo iškeltas pats pirmas, ar to reikia, tai čia manau vienareikšmiškai. Ne mažiau kaip 2,5 tūkstančių. O, iš karto. Mes konkretus. Turim jau preliminarius skaičius. Tai labai džiugu. Šūdis suėstas. Atmetus koridorius. Pasižymėti. Ačiū, Kristina, jums. Iš tikrųjų, aš suprantu, kad mūsų norai yra kaip tie 100-myliai batai. Wow, ir nuėjom. Kaip būtų gerai, kad tai būtų. Deja, taip nebūna. Esu gyvenęs UK labai ilgą laiką ir bent jau susidūręs daugiau su universitetinė atmosfera. Tai, pavyzdžiui, UK Cambridge'e municipalinė biblioteka yra įrengta didžiausiame prekybos centre. Dėl didžiulio kiekio lankytojų. Žinot, kodėl neturim šitos, kaip ten, dailiojo, tos, kaip ten vadinasi, čiuožykla? Kodėl neturim Alytuj čiuožyklos, nes visi labai norėjo. Dėl to. Tai va, tai dar viena vieta, galbūt nežinau, čiuožykla. Ponė dariusi aprašymą, pristatymą, tai yra stadionas prie Didžiojo iki. Jis priklauso savivaldybei ir ten būtų galima plėsti. Sportininkai baigė. Viską atiduos. Aš jūsų nuomonę užrašau ir tai ten būtų gana centrinė vieta, netoli prie namo parkelės.
Dar galima pratęsti. Žiūrėkit, šitą temą jau baigėm. Ideali vieta. Aš nežinau, aš tai visada vadovaujuosi, žinot, ta taisyklė tokia yra. Jeigu susirinkimus darysim atsistoję, tai jie truks 45 minutės. Kadangi biškai pasėdėjom, bet aš manau, kad jau tikrai pakankamas laikas diskutuoti, jeigu dar yra kažkokių kitų norų. Mes dar tokia buvo mintis, o kas turėtų būti toje bibliotekoje? Mes šitą, kaip sakėm, paruoštuką darėm. Aš nežinau, ar šiandien tai... Šiandien apie tai verta kalbėti, manau, kad gal dar truputį ankstoka, bet aš kaip dabartinis įstaigos vadovas sakau, jeigu yra minčių, jeigu yra idėjų, jeigu yra kažkokių matymų, tikrai darom. Pradėjau ir baigsiu tuo. Darom tai, ką galim šiandien ir tiek, kiek galim šiandien. Galėsim kitaip, galėsim kitur, darykim kitur. Bet nesėdėkim, bandykim, darykim, svajokim. Norėkim ir keliaukim. Dėl to... Aš skyriaus vedėjas norėčiau paklausti. Kiek laiko užtruktų nuo užmanymų iki pastatymo? Paskui moraliai pastatymo. Na, žinot, šito paskaičiuoti neįmanoma, nes turi būti numatytas finansavimas tiek projektavimui, tiek rangai. Nes stadionai galima... Sėkmės atveju. Jeigu etapai, sėkmės atveju, tai čia... 5-7 metai. Tu vieni. Jo, čia žinai, šaltiniai, visada, bet pavyzdžiui, Atsakymas yra atviras, kad atsakymo nėra. Bet atrasti vietą ir Jau daug. žinot, jo, aš ką noriu pasakyti, tikrai taip. Kaip sakau, kiekvienas kelias nuo to vieno žingsnio prasideda dėl ko? Dėl to, kad svaikstam, norim, biblioteka. Ir vis nepajudam iš toliau, negu norim naujos bibliotekos. Nepajudam. Tai aš nežinau, aš tikrai nežinau, kaip tie vyksta procesai, bet aš sutinku, kad galbūt gali būti kažkokios mintys ir kažkoks taip kvailai nuskambės, bet projektas. Aš sutinku, kad jisai visada turi atsirasti toje vietoje, kur turi ir projektuojamas tiem dalykam. Negali taip nuprojektuoti kažkokios bibliotekos, o paskui kažkur įtupdysi. Tai kiek aš suprantu, vis tiek, tam tikrą prasme, vietos klausimas yra lyg ir tas pradinis, jeigu nori judėti toliau net ir paraleliai, negalėdamas nuspręsti kitų dalykų. Bet čia tikrai, aš sakau, nepretenduoju tokius reikalus. Kada buvo suprojektuota ir kiek metų tęsiasi statybos? Kristina, aš norėčiau jūsų paklausti, tokia politinė valia yra? Žinokit, aš vat ką ir pasakiau jums, mes girdime, bandysime atliepti tai kaip įmanoma. Tai va šiandien mes turim pirmas diskusijas, tikrai dėkoju Vidutei, nes būtent iš bibliotekos ir atėjo jos bendruomenės šitas šauksmas ir apie tolimesnius projekto etapus pranešiu. Šiandien aš esu klausytojas, džiaugiuosi, kad mes turim šią diskusiją ir tikrai plėtosim ją savivaldybėje. Čia, mes paskui paklausime, kaip atsiranda dalykai su pinigais, tai čia visada yra tie dalykai. Aš tai, kaip sakyti, aš toje vietoje suprantu, čia jeigu paklaustumėm, o kaip čia ta kultūros taryba finansuoja, ką arba nefinansuoja, tai kiek turi. Tai va čia pinigų klausimas visada subtilus, bet labiausiai norisi, kad jeigu atsiranda galimybė, jie galėtų pasinaudoti. Va čia pats pagrindinis dalykas. Ir tada jau gali judėti reikalai. Aš, žinokit, noriu Jums padėkoti šiandien. Ačiū, kad buvot, kad esate. Lina norėjau susipažinti. Sakė, alytiškis, kurio nepažįsti. Tikras alytiškis. Nepažįsta, Lina sako, kas po. Aš jį nepažįstu. Ar jau sakau, nepažįstu. O kai jūs čia...